Sveiki visi, šiandien mano svečiuose yra Leticija. Labas. Daugam geriau pažįstama kaip Sugar Bones TV. Tai mano pirmas klausimas, toks iš tikrųjų truputį neplanuotas. Jo. Kodėl Sugar Bones TV? Ai, nes va, kai pradėjau kurt, man buvo paauglystė, aš ten buvau tokia emo, ten man emo galvoje ir to pačiu pankė, ten neklausiau tėvų, bet ir to pačiu labai domėjaus makiažu ir taip toliau. Norėjau, kad kažkas būtų saldaus, tokia mergaitiško ir kažkas tokia pankiško, tai taip ir gavosi tas Sugar, tada Bones, tipo kaukolė, ne, kaulai, ten cukrus ir taip toliau. Nu, tipo. O pakalbėkime apskritai apie tavo YouTube pradžią. Prieš kiek tu metų pradėjai kurti? Prieš 3,5. Aš kažkaip galvojau, kad dar truputį vėliau. Bet tuo metu ar buvo daug žmonių, kurie kūrė? Ne. Ir tuo metu aš iš viso net nežinojau, kad kūrė, nes nesidomėjau nei lietuviškų YouTube, pasirodo ir Gražina jau tada kūrė. Jau tada dar jinai. Jo, jau tada daug buvo. Red Lip Kiss. Mano būdavo konkurentė. Aš visą laiką stebėdavau, kad mano subscriberių būtų daugiau ir ją norėdavau aplenkti visada. Žiūrėk, aplinkiai. Ja, pavyko. Ja. O apskritai, kaip tu sugalvojai kurti YouTube? Prieš tai žiūrėjai jo daug ar... Jo. Labai daug žiūrėjau visus tos britus, ten Zelą ir taip toliau. Buvau žiauriai pasinešus, galvojau, va, darysiu Lietuvoje taip, bet gavosi visai kitaip. Tai labai daug žiūrėjau, kad neturėjau ką veikti. Filmavau, va, savo puskį video filmavau, bet jinai taip ir nebedarė YouTube, aš nusikopinau ir pradėjau daryti. O apie ką buvo patys pirmieji tavo video, apskritai, ką tu darydavai? Aš galvojau labiau į pasaulio publiką. Taip, koncentruotis, kad manęs lietuviai nežiūrės, galvojau, tai video savo beveik nekalbėdavau. Ir dariau my morning routine. O niekada nebandai angliškai kurti? Bandžiau. Šitą nežinojau. Bet pas man trūksta tos anglų kalbos ir tai buvo taip tragiškai. Bet iš kitos pusės, kol nebandysi ir kol nedarysi, kol nekalbėsi, tol tai ir neatsiras. Jo, aš ir galvojau, kad reikia bandyti, bet po to paskaitai komentarus ir ne, daugiau taip nedarysi gyvenime. Čia vienas iš mūsų turbūt tautos bruožų. Jo. Tai pirmieji tavo video buvo apie ką? Buvo iš pradžių tylieji morning routine. Tylieji, bet pagrindė buvo ten apie grožį, nors aš turėjau makiažą, gal kokius 5 produktus, iš visų susiskolindau, nieko nemokėjau dažytis, bet vis tiek tipo, darau tutorial, nes žiūrėjau, kad kiti daro. Šitas yra, aš irgi pradėjau žiūrėti nuo britų vlogerių visų ir tuo metu aš nei ten dažiausi, nei labai domėjausi to, bet labai norėjusi to domėtis. Tai man taip ir gavosi. Bet viskas augo visai gerai. Tai tu darydavaisi, tai tu darydavai video apie grožį ir... Jo, o mano makiažo kosmetinė, atsimenu, prisipirkau savo dažų, tipo galvojau, va, čia belia kiek daug išleidžiu, 50 litų, tai įsivaizduok dabar už 15 eurų, kokia ten turėjo būti kosmetika ta mano. Bet viskas, kiek tu metų buvo, kai tu pradėjai? 16. Nu, bet aš tada dar... Aš buvau iš tos kartos, kai nesidažiau ten nuo 12 metų. O 16 metų, tai tu 2 metus dar būdama mokykloje kūrėjai YouTube. Tai man labai labai įdomus šitas, kadangi aš su kažkuo irgi kalbėjau, dabar aš kuriu ir daug vyresnių, kad ir tu dabar kuri, ir mus seka gana daug jaunų žmonių, bet mes nesam tarp jų kiekvieną dieną. Nu, jo. O tu kuri 2 metus, kai dar buvai mokykloje, kiek pas tave buvo jau maždaug subscriberių tuo metu? Tada aš pradėjau, ten buvo 2000, 5000, tada ir nebuvo taip daug žiūrinčių tą YouTube. Tai, ką žinau, mokykloje iš manęs tik klasiokai pražvengdavo ten visą laiką. Ten aš buvau sukūrus tokią žiauriai durną dainą, tai visą laiką ją dainuodavo, bet nieko, praėjo tas laikotarpis. O 12 klasėje, kai jau turėjau gal kokį 20 000, tai jau ateidavo, vieną kartą aš net pasimečiau, atėjo autografą manęs paprašyti ir aš galvoju, čia juokauju ar čia rimtai, bet po to žiūri, kad rimtai ta mergaitė. Tai jo, turbūt mokykloje būdavo tokių žmonių, kurie, ypatingai iš jaunesnių klasių, kurie tave stebi. Ir dabar, pavyzdžiui, mano buvusi auklėtoja pasiėmė 5-tokus, tai sakė, ten visos mergaitės, mano parės, klausė, kada ateisiu aplankyti. Geras, tai faina. O universitete, kai stojai, ar buvo žmonių, kurie tave atpažino? Irgi buvo, bet nenoriu kalbėti. Čia gal nuskambės kaip patyčios, bet buvo, aš net pati nustebau. Taip, prie manęs, galvoju, ką, tokio amžiaus žmonės mane žiūri. Geras. Jo, dėl to, nes realiai jūs esat panašus amžiaus, tai kai tu pradėjai kurti tiem pat žmonėm buvo jie jaunesni, tai turbūt natūralu. Jo, įdomu. Nes aš irgi universitete dažnai susilaikiu, kad ten tas tave žino, bet visi, kadangi suaugę žmonės ir visi... Jo, visi taip santūriai, daug kas, aš žinau, kad daug kas mane žiūri, nes to žvilgsnis visą laiką jau pastebi, bet, nu...
Nieko nesako, tie vyresni. Jo, kažkaip tai vyresni jaunimas dažnai prieina, pribėga ir jie taip drąsiau. Ir... Bet pavyzdžiui, dabar tu pamatytum kokią youtuberį ar dar kažką, tu nebėgtum ten, nefangelintum. Prie lietuvė nebėgčiau, bet prie užsieniečio tai bėgčiau. Gali būti, kad apsiverkčiau tik tais. Šiais metais, kaip ir kalbėjom, jau įstojai į universitetą. Mokaisi ką? Viešąją komunikaciją. Tai viskas labai į temą. Jo, viskas tas pats. Nu, bet taip ir rinkausi, žinai, kad koncentruotis į tą. Ar jauti, kad mokslai tau padeda YouTube'ui arba atvirkščiai, kad tavo YouTube'as padeda kažkokiam? YouTube'as padeda mano mokslui, nes, pavyzdžiui, interviu dalyvauju, o man buvo žurnalistikos paskaitos, aš jau žinau, kaip interviu imti. Tai ko taip jaudinaisi? Nes jaudinas atsakinė. Tu galėtum būti žurnalisto pozicijoje, ne? Jo, ne. Nežinočiau, ką paklausti. Kaip ir sakei, kad rinkaisi savo studijas pagal tai, ką veiki dabar gyvenime, tai turbūt ir planuoji tai ateityje, turbūt apie tai dar biškai plačiau pasikalbėsim paskui, bet apskritai pakalbėkim apie YouTuberių, blogerių situaciją Lietuvoje. Man labai įdomu, kaip tai visą tai žiūri, nes nepaslaptis, kad YouTuberiai yra populiarūs, dažnai jų vienas video surenka didesnės peržiūras negu žurnalų tiražai. Ir kažkokia, ką tu manai apie tai, ar mes esam pakankamai vertinami, gal taip? Ne. Va būtent, kad ne. Mane nervina. Reikia daryti streiką YouTuberių, kad mokėtų mums normalius pinigus. Ne, tai yra darbas, mes įdedam darbą ir ką jinai čia gauna nemokamai ir rodo ir taip toliau, mes už tai atidirbam. O kalbant apie reklamas ir visus tos užsakomosius filmukus, niekam nepaslaptis, kad tu esi viena didžiausių lietuvių panelių blogerių ir kad tų užsakymų ir prašymų tikrai ateina daug. Man labai įdomu, kada buvo pirmasis. Oi, nebūtinai už pinigus, bet bendrai labai įdomu. Buvo kiniečių firma ir dabar netgi jaučiu pasakysiu, kokia Cena Direct, man atrodo. Ir aš gavau ten kokius 5 ar 8, ne gal 8 rūbus, nes ten rinkaus kuo pigesnius, kad kuo daugiau pasiimti. Ir taip džiaugiausi, tam buvo mano svajonės įsipildymas, galvojau, kažkas atkreipė dėmesį. O kiek čia laiko buvo po to, kai tu kūrei video? Čia buvo po 2 metų. Oi, kaip daug. Žinai, kada man pas mane pirmas atėjo laiškelis po 2 savaičių. Aš tada turėjau 500 subscriberių. Aš tokią neįvertintą jaučiausi visą laiką. Supranti, man atrodo, kad labai yra tas, kad tai buvo dabar nėra tai labai populiaru ir dar brandai turi susipažinti su tuo. Tai turbūt, kai tik tais pradėjai kurti, tai apskritai. Jo, ir aš taip džiaugiausi tais kiniečiais, bet buvo labai sėkmingas pasirinkimas, nieko prasto negavau, tai dėl to džiaugiausi. Po to pajutau tas smūgis. Kai kažką labai laukia ir ateina maišas kažkoks baisus. Pradėjai kurti, kaip ir kalbėjom, nuo grožio temų, bet pas tave atsirado turbūt ir labai daug tų visokių linksmų filmukų. Jo. Tokių, kurie iš tikrųjų pritraukia didelės auditorijas. O kur dabar linksti tu pati? Kas tau dabar yra įdomiausia? Aš dabar taip. Šiaip labiau beauty, nes man patinka dažytis ir taip toliau ir aš noriu vis kuo daugiau tobulėti. Bet ir to pačiu fashion labai patinka. Aš pastaruoju metu. Bet to pačiu ir labai patinka linksmus daryti video, kur visi sako, tu čia per didelę tokią nesąmonę daryti, nu aš nemanau to. Aš manau, kad YouTube'as ir yra ta vieta, kur tu gali labai skirtingas savo asmenybės pusės atskleisti ir tai, kad tau ten patinka dažytis ir gražiai rengtis ir tada truputį pasimaivyti su kažkokiais linksmais video. Jo, tai yra viskas. Turbūt nėra kitos tokios platformos, kur gali elgtis taip, kaip tu tikrais nori. Jo, nes va Instagramas tai yra tobulas gyvenimas. Turbūt jis tiek tobulas, kiek mes patys leidžiam jam būti tobulai. Jo. O Facebookas? Negalvoji, kada nors kelti Facebooką video? Ne. Neteisingai, aš irgi taip visiems sakau. O kalbant apie tai, kad pradėjai neseniai bloginti. Blogą rašyti. Ir tenais daugiausiai fokusuojasi realiai į madą, tikriausiai, outfitai ir panašiai. Outfitai dar galvoju kartais beauty, kai neturėsiu ką kelti, žinai. Bet, man patinka outfitai, man patinka fotkintis labai. O patinka fotkintis, nes man įdomu, kodėl pasirinkai rašyti blogą, ne tarkim daryti lookbooko filmukus ir panašiai. Bandžiau anksčiau, bet jie nesusilaukė tiek daug peržiūrų, žinai. O man anksčiau labai stengdavausi ir tikrai dabar dar pasičiūrint gražiai padarydavau. Bet, nesusilaukia tiek, kiek norėčiau, žinai, ir žymiai daugiau darbo, negu tiek prisifotkinti. Tai
Geriau taip. Geriau daugiau platformų, daugiau išeis į plačius vandenis. Turi skirtingų būdų, kaip išreikšti Jo. savo balsą. O kaip tau, man labai įdomu iš tikrųjų, nes aš nerašau blogo, kaip tu turi didelę auditoriją YouTube, Jo. bet ar ateina daug tų žmonių į blogą, kaip išreklaminti tą blogą išeina? Aš manau, kad šiuo metu tipo, žmonės labai tingi skaityti, jam geriau yra žiūrėti, todėl į to blogą, nu, ateina 10%. Nu, čia labai nedaug. Apskritai, kodėl tu manai, kad YouTube'as yra populiarus? Aš galiu pasidalinti, kodėl man atrodo. Dėl to, kad seniau mes žiūrėtum žvaigždės, kurias ten būdavo žurnalų viršelis, televizija ir jas visada būdavo tobulos ir, nu, apskritai mes realiai apie jas nieko nežinodom, tik tai ką kažkoks tai sukurtas žurnalas parašydavo, kur nežinai kiek tiesos. Dabar mes tas įžymybės, šiandien nekalbant turbūt apie Lietuvą, bendrai apie užsienio, milijonus subscriberių turinčius YouTuberius. Mes į juos nežiūrim kaip į kažkokią žvaigždę, nors jie tokie yra ir turbūt dar didesni negu dalis žvaigždžių. Jie tiesiog yra tokie patys kaip mes juos matom savo draugais, tik tai taip gaunasi, kad mes juos pažįstam, jie mūsų ne, bet jie vis tiek yra tas asmeninis ryšys. Jo. Aš manau, kad tas ir, vat, pavyzdžiui, kai tu sakai, kad lookbookai nesusilaukia peržiūrų labai daug. Aš lygiai tą patį galvoju apie tos vlogus, kai būna labai labai gražiai ten primontuoti, sumontuoti. Ypatingai taip dažnai daro nauji youtuberiai arba tie, kas iš blogo atėjo, nes jie pripratę, kad viskas turi būti labai gražu iki paskutinės detalės. Bet turbūt YouTube'as svarbiausia asmenybė ir kad tu kažko patrauktum ir tada įdomu, ką tu tiesiog veiki. Aš, pavyzdžiui, prifilmuoju nesąmonės, sumetu, nu ir mane žiūri, nu, nei aš ten montuoju ilgai, nei ką, nu, o kiti man net gaila tų mergaičių, nubliamo, kur turi 1000 peržiūrų, o tu pasižiūri tą video toks gražus, tiek ten matosi įdėta darbo. Tai... Ja, ir turbūt, bet nežinai kas. Taip labai smagu, kad jie stengiasi ir tai yra labai gražu. Ir žinoma, tai yra kokybė, viskas. Bet ar YouTube'ui to iki galo reikia? Tu turi turbūt iš pradžių sužibėti kaip asmenybė, o paskui jau tu gali visą tai išginėti. Nes aš manau, YouTube'as pakeičia televiziją. Ir tu mačiau, kad kažką tokio kalbėjai kažkur. Bet čia yra grina tiesa, nes teliko aš nežiūriu, bet aš belekiek laiko praleidžiu. Ir manau, kad tai yra visiems žmonėms iki 35 metų. Telikas? Taip, kad taip atsitinka, kad perėjimo YouTube'as. Nebūtinai YouTube'as, visi Netflixai, įrašytos televizijos, viskas. Nes mes visą laiką dabar vartojam turinį savo laiku. Kada paskutinį kartą žiūrėjai, ką nors tiesiogiai išskyrus sportą. Ar ten Eurovizija, kažką tokio. Kada žiūrėjai per teliką tiesiog dėl to, kad rodė ir nepraskipinai reklamos ir panašiai. Būdavo nebent dėl fono pasileidai, kai būdė viena namie, kad nebūtų. Ir tada vis tiek ausiniai įsikiši ir žinai. Jo, dabar tai būna. Tai jo, aš manau, kad televizija labai labai, ypatingai su jaunai auditorija. Todėl ir investuoti turi visi YouTuberius. Įdomu, kada, žinoma, tai gerėja, manau, kad Stasė Artuma pritari, kad gerėja ir kad daugiau brandų atkreipia į mus dėmesį. Bet manau, kad ateinantis keli metai turėtų būti. Aš manau, per šios metus dar prasimuš viskas. Aš labai to laukiu. Iš tikrųjų, aš noriu mamai būti kokioje Ispanijoje, nupirkti dar kažką. Labai tikiuosi, kad tai. Bet galim pasikalbėti apie ateitį apskritai. Kaip ir kalbėjom, kad tu mokaisi dalyką, kuris yra labai panašus į tai, ką darai ir viskas yra į tą. Kokie tavo ateities planai? Žinau, kad tu tiksliai nepasakysi, nori to ir to, bet tu tikėsi, kad tai darysi dar ilgai? Aš tikiuosi ir po to vis tiek YouTube'as kada nors užmigs, tada persikelsim ant kitos kokios platformos. Tai aš tikiuosi, kad kitoj platformai pavyks, žinai, sužibėti. Šiaip stengiuosi ne tik YouTube'u koncentruotis, bet dabar ir blogą, ir Instagramą labai labai keliu. Nes Instagramas dabar, manau, dar populiaresnis už YouTube'ą, nes ten tiesiog sėdžiu ir scrollinčiu. Pas mane Instagram'e kartais būna taip, kad aplenkia net sekėjai YouTube'ą. Jo, pas mane jau seniai aplenkia ir net gausit. Ir šiaip iš tikrųjų labai smagu, nes tenais yra ta vieta, kur tu neapsijuokdamas, kaip tu sakai, bandėjai angliškai kurti ir tau ne iki galo pavyko, arba tau atrodo, kad nepavyko. O turbūt Instagramas yra ta vieta, kur labai lengva kurti turinį be komentarų, arba su angliškais komentarais, kuriuos jūs vis tiek suprantate. Ir Instagramas toks, perfect life. Vis tiek, tu prisidarai 100 nuotraukų, atsirinki vieną gražią. Čia kaip ir sako, tipo, jinai nuotraukose gražesnė negu video, nes nuotrauka yra įamžinta akimirka, tai negyva, o aš esu gyva. Žinai. Man iš tikrųjų labai nepatinka, kai sako, žinai, kad perfect life ir kai į tai kalba kaip iš neigiamos pusės. Visais laikais būdavo. Tikrai, kai mūsų seneliai turėdavo ten vieną nuotrauką per metus atvažiavęs kažkoks žmogus padarydavo, tai jie tikrai neateidavo susivėlę ir ten išsiteplioja. Irgi stengdavosi gražiausią padaryti. Tai manau, kad
aš manau, kad žiūrovui labai svarbu suvokti, kad tai, ką jie mato, būtinai Instagram'e nebūtinai yra visiškai tikra, bet kartu ir... Nu, bet va, Instagramas padarė story. Kur jau tu tenais gali išvis pamatyti, žinai, žmogaus story. O kaip tau patinka Instagram stories? Žiauriai. Aš iki Snapchat'o niekaip neprieidavau, dabar tai labai. Žiauriai gerai. Man ir dabar kiekvieną kartą žiūriu visus, pasižiūriu. Man irgi taip smagu, nu, nes tai greita, žinai. O jaučiu, gal net Instagramas gali aplenkti YouTube. Bet tikiuosi, kad to nebus. Nu, žiūrėsim šiaip tai. Aš manau, kad kadangi mes... jūs ar tiesiog kūrėjai, kadangi mes turim daug platformų ir realiai žmonės mus žiūri, ne tik dėl to, kad tu čia gerą video kažkokį padarai, tai visą tai labai gražiai evoliucionuos kartu. Jo. Ir nemanau, kad to reiktų Turi turėti baimintis. charizmą ir tada žmonės tave seka. O ar dažnai susilaukia kažkokios tai, nebūtinai kritikos, bet kažkokia tai, kad ai, tu čia taip ir taip elgiesi, kodėl tai pasakei ir panašiai. Jo, visada. Visada. Bet nu, man tai patinka, iš tikrųjų. Aš netgi visą laiką einu paskaityti tą formą, kur apie visus youtuberius rašo ir visur ieškau, kur neigiamai apie mane rašo, nes nu, man patinka skaityti ir žvengti. Ten būna taip, atrodo, kad mes turim būti tobuli žmonės, jokių klaidų nieko nedaryti, čia antakis vienas nelygus, šitas negerai, tas negerai. Ir man labai juokinga. Man tai įdomiausia visam šitam fenomenė stebėti, net ne tai, kad ten ką apie kur ką pasakė, bet kad tie žmonės, tarkim, pastums ant tave, žinai, tada kitas pastums ant to žmogaus ir tada kitas dar priešingai negu tie pasakys. Ir vien tenais matosi, kad tu niekada niekam pilnai neįtiksi. Tai ir tai būna vienu metu vieną garbinamą, po to jau ją trypia žemę. Ir čia turbūt visur. Tai o kaip manai, kodėl? Apskritai kritika, kodėl? Kaip? Nes... Man nepatinka tas pasakymas, kad oi, tam pavydė. Nemanau, kad ten kažkas pavydė. Bet mes su Darija, man atrodo, šnekėjom, kad kažkokia... Pavyzdžiui, tau pasisekė, žinai, nu, tu tipo darai fainus dalykus ir tiems žmonėms jie nepasakys, o, jinai dirba daug ir padarė. Labai, tada tu tarsi, blemba, tai kodėl aš nedarau. Tai, ai, čia jai tėtis nupirko, ten jai mama nupirko, čia dėl to, kad graži, čia jinai dėl to, kad ten turtinga, dėl to, kad kažkas tai... Tai tarsi kažkokias užspaustas refleksijos jų pačių į mus. Aš manau, kad kritika ir tas toks pyktis, noras apkalbėti yra susijęs su tuo. Ką tu galvoji? Aš irgi manau, kad čia susiję jau su to pačiu žmogu. Yra kritika, kur ten normaliai, žinai, parašo be jokių pykčių, bet yra tos pykčių. Tai, nu, ir man būna tai, nemeluosiu, bet tai grinai iš kažkokio vidinio komplekso žmogaus ir kyla. Labai įdomu, žinai, kad jaučia reikiamybę pasakyti. Nu, kad aš irgi dažnai ne viską visus žiūri, žinai, ir nebūtinai viskas patinka, bet kažkodėl tu nerašai, tu labai blogai darai. Jo, ir... Nežinau, aš tai nejaučiu tokio dalyko. Nors būna, kartais norisi parašyti. Man būna, kad norisi, bet tai nebūna bet tu nerašai. Pikto. Taip, tu gali kažką parašyti, pataisyti ten ar patarti, tai čia vienas dalykas. Bet žinai, net jeigu aš kažką pagalvoju pikto ir mane kažkas suerzina, nu, tu vis tiek to nerašai. Kažkaip, aš nejaučiu to tokio... Kam tu reikia? Dar pakalbėkime apskritai apie sponsorintą turinį. Mes kalbėjom, kad tai yra ir to būna, ir tai yra labai natūralu ir aš labai džiaugiuosi, kai pamatau, kad kažkokie youtuberiai dirba su bet kokiais brandais. Bet koks yra to pagrindinis kriterijus, kaip tu atsirenki? Toks pats kaip ir tavo. Ne, nu iš tikrųjų aš niekada nedaryčiau, žinai, su kažko, kas man nepatinka. Ir dabar pradėsiu daryti labiau promautinti tą visą kosmetiką, kuri netestuojama ant gyvūnų ir taip toliau. O tokie dalykai, žinai. Ir, nu kaip ir tu sakei, tipo, to, kad tu tiki, to ir pasirenki, žinai. Arba būna kažko labai reikia. Tada irgi. Bet tai tau niekada nebus taip, kad reikia kažkokios nesąmonės ir šūdų. Nu man tai labai, aš irgi, nežinau, gal kažkas nematė tą video, tai aš tiesiog labai trumpai. Aš manau, kad arba tikrai tai, ką aš naudočiau ir daryčiau ir fun, nežinau, gerčiau, valgyčiau, važiuočiau, filmuočiau, dažyčiau. Arba tai, kas aš tikrai manau, kad būtų labai naudinga žmonėms. Jo, va būtent. Kad jeigu, nežinau, ten tarkim kažkokia pramaga, žinai, gal aš ten nepakankamai drąsiai, žinai, šoksiu su parašiutu, bet tai nereiškia, kad kitam žmogui, nu, sužinojimas apie tą galimybę nebus naudingas. Bet man labai nepatinka slidus dalykai. Tokie, kur, nu, tipo, nežinau, kaip čia, va to aš nedatempinėjau visiškai. Bet tada ir nedarai. Pavyzdžiui, aš irgi gaunu tokių, aš labai daug nedarau, iš tikrųjų žiauriai daug nedarau. Nes, nu, kam to reikia, kam, žinai, bet aš ir nenoriu, žinai, jie man duoda kažką, tipo, jie iš savo širdies ir dar kažką, nu, man duoda, tipo, iš gero, kad, tipo, nori, kad... Ne, nu, bet vis tiek jie duoda ir, tipo, man
daryti video ir kalbėti, kaip tai man nepatiko ir taip toliau, nu, man čia vis tiek atrodo nelabai gražu iš mano pusės, bet kartais irgi padarau jau, kai su manimi negražiai elgiasi. Kerštas. Nu, taip reikia. Bet, nu, daug ko ir nepadarau. Atsiprašau tada, žinai. Aš tai net neatsiprašinėjau. Nu, aš niekada neprisižadu, kad aš kažką padarysiu. Norit, jūs siūskit, kai jūs ką norit. Nu, jo. Ir kadangi aš nesu labai ten beauty didelė youtuberė, tai tie dalykai, kurie man patinka ir kurie atsitinka, kad aš jas naudoju, aš juos rodau per daug, paskui mane jau pačią pykina. O tie dalykai, kurie aš nenaudoju, tai aš tikrai nedarysiu atskirą filmuką, nes ten man atsiuntė kažkas, tai aš net nežinau iš kokios agentūros, ten kažkokį PR pavyzdžius. Nu, aš tik kad ir, tipo, normalių firmų gaunu labai daug tą makiažą, bet parodai, va, iš tiek. Tai man atrodo, kad čia yra. Ką pati dažaisi, rodai, tipo, ką naudoji, tą ir rodo. Kad tie dalykai, kurie jau atsiranda. Jo, aš manau, kad čia yra svarbiausia. Ar pastebi, kad į tą sponsorintą visą apmokestintą turinį kitaip žmonės reaguoja? Jie reaguoja labai piktai, bet aš nesuprantu, kodėl tu papyk. Nu čia tas pats, tu ateini į Maximą nusipirkti, bet tu nepyksti ten ant pardavėjas, kad jinai tau skenuoja, kad jinai dirba ir kad jinai už tai gauna pinigus. O tu žiūri mano video, tai man irgi kažkaip reikia pragyventi. Nu jo, čia irgi tokia labai dvilypė. Turbūt, kadangi vėl dėl to pačio asmeniškumo, apie kurį mes šnekėjom, tai mumis pasitikė. Man labai patinka tas pasakymas, kad youtuberiai yra draugai. Tai gal tie žmonės jaučiasi parduoti. Aš iš tikrųjų nesu susidūrusi su to, kad, ką čia darai, bet dėl to, kad aš labai atsirinkinėjau su kodėl. Ir kaip ir man atrodo tame video sakiau, kad labai stengiuosi, kad būtų tie bendradarbiavimai ilgalaikiai ir kad tai būtų rėmimas ir pagalba, o ne... O aš, pavyzdžiui, reklamau šokoladą ir kaip tu gali pykti, kai žmogus... Ir tenais pyko? Tugi dovanoji tenai šokoladą, ne? Taip, vis tiek pyko, kad tai buvo sponsorinta. Tai čia jau tada, žinai. Čia tipo pavydi, kad dar gauni pinigus, dar gauni šokoladą, dar tą. Ja. O kokia buvo tavo pats mėgstamiausias visų laikų kolabas? Tai fainiausias buvo su Lankomu, kai važiavau į Paryžių. Nu, tada, kai laimėjau, tai tas kolabas man labiausiai tam patiko, nors aš iš tikrųjų tokią nesąmonę padariau su tais kremais, bet mano buvo tikslas toks, kad padaryti kuo didesnį nesąmonę, kad būtų pastebėta, įsiminta ir tai mane privedė. Tu ten valgiai tos kremukus, ne? Ne, aš ten dėjausi būtą, ten tokias visiškas nesąmonės dariau, bet po to galvoju, reikia kažką padaryti, nes jeigu sėdėčiau ir kalbėčiau, būčiau buvus kaip visos panelės, tai nieko neįsiskyrus, bet taip ir gaus, kad man tai padėjo. Bet fainai, jo, aš buvau pamiršęs, tu buvai. Jo, ten žiauriai ant manęs visi pyko tada. Nu, bet tu keliavai. Aš keliavau. Jo. Tavo, kad taigi tu padarai taip, kaip padarai, tenais pavalgai iš kitų kremukų. Bet tai buvo mano svajonės įsipildymas. Aš labai norėjau į tą Paryžių, bet aš galvoju, ne, tikrai nepapulsiu čia, bet va, gausiu makiažą čia gero ir taip toliau. Ir taip man paskambino, kad jūs laimėjote, aš tuo metu buvau Austrijoška. O tu klausyk, tu turėjai į Maybelline į New Yorką varyti? Jo, į New Yorką, bet nevariau ir tiesiog. Aš ten labai nusivyliau. Ne, suprantate, ten tiesiog buvo toks labai neapdairus, tiesiog mes čia jums sponsorinam tiek ir tiek, ten gaunasi vos ne už bilietus, o po to viskas susirast man kur gyventi ir taip toliau. Aš kai niekur nesigaudau nieko, tai aš ten bijau. Bet žinok, New Yorką aš varyčiau. Nu, tai ar man dar nenuplaukia, aš tikiuosi. Dar taip? Aš taip noriu New Yorką, čia mano svajonė. Jo. Aš žinai, ko laukiu, kada pas mus Lietuvoje, tipo, sponsoriai, dalykai. Aš laukiu, kada mes pradėsim daugiau važinėti, ne tik iki Rygos, iki kažkur, bet kai pradėsim keliauti. Žiauriai, labai noriu, labai. Čia man jau dabar atsiranda truputį tokių užuomazgų, bet labai norisi. Žiauriai norisi man taip keliauti. Aš iš viso planuoju, žinai, tipo, jeigu pradėsiu su Instagramu daryti kažką, kad, tipo, bandyti prasimušti iki travel blogį. Man irgi labai krypti šitą labai įdomi. Jau galėčiau tada atmesti tos makiažus, tos rūbus, nieko man nereikia, tik duoti. Bet žinai, man atrodo, kad tai labai draugiškai kartu siejasi. Atrodyti gražiai ir keliauti. Nu, bet vis tiek, bet galėčiau tai drąsiai iškeisti į keliones, čia jau rūbų turiu pakankamai dabar. Galėsi potkintis keliones. Žodžiu, ties to mes ir pabaigsim šiandienos laidą. Labai ačiū tau, Leticija, kad atėjai pas mane į laidą. Labai ačiū. Buvo labai smagu. Taip pat noriu padėkoti Siguldos baldams už mūsų gražią studiją, Makeup Store'ui už tai, kad mane taip gražiai padailino. Taip pat dėkojam Kafeinui, Reserved ir žinoma Ozui, kurių dėka mes esame čia. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitą kartą. Bye!